Sveiki, sveikinu visus su 2015-aisiais. Europos parlamentas pildosi, koridoriuose daugiau žmonių, mes pradedame savo veiklą. Ko laukti iš 2015-ųjų? Mes tapome eurozonos nare, reikia gerinti ir eurozonos valdyseną. Reikia galvoti, kaip eurozoną pakelti iš defliacijos, kaip kurti darbo vietas ir pradėti investicijas į svarbius viešosios ir privačios partnerystės projektus. Svarbu, kad mes pasiruoštumėm kaiminystės politikos peržiūrai, o taip pat pagalvotumėm, kaip tvarkyti pagaliau ir energetikos rinką. Aš manau, metai bus įdomus. Jie bus kupini pokyčių ir tikrai įdomių sprendimų. Dalyvaukime šitose sprendimuose, domėkimės. Aš laukiu iš jūsų laiškų, klausimų ir pasiūlymų bendradarbiauti. O pasiūlymai bendradarbiauti gali būti bendri projektai, į kuriuos aš tikrai pasistengsiu investuoti tiek, kiek galėsiu. Aš laukiu jūsų pasiūlymų ir linkiu, kad šitie metai, 2015, būtų mūsų bendradarbiavimo metai. Iki.